Gerai, šiandien vasario 21 diena. Mes išsirenkėm žygę ir matome pirmuosius nesėkmingus žingsnius vaikštant ledu. Kaip tu išsikabaroji atgal? Griu! O, jau daris drąsus. Ar jūs nebijote įlūžti? Ok. Aš ką tik pats pradėjau čiuožti ledu. Nieko gero, ne? Žmonės prie jūsų artėja 100 kg. Ateik čia ir pašakinėk. Kas nešakinės? Na čia būtų metų feilas iš tikrųjų. Atrodo, kad čia nėra vandens. Na čia bus oblomas, bet mes galim patikrinti. Jo, čia yra žemė, čia yra žemė. Mes ką tik patvirtiname, žmonės, jūs stovite ant žemės. Ką jūs turite pasakyti šitam feilui? Kokiam feilui? Tuoj pietų, nes... Pamatysim dailaus čiuožimo pasirodymą. Na, žvaigždės. 2 olimpinių... O! Pirmasis skęstantis. Ką tu padarei? Šviečiantis žmogus. Ką jūs darot, gerbėmieji ponai? Prašome nulipti nuo vietos. Arba būsi točta jau supakuoti ir nuvesti į nuovadą. Rytą gali ir tu. Ką? Ir jų nenudžioja. Ponas Ima, jūs labai šviečiat į kamerą. Einam į įvykio vietą aiškintis avarijos padarinių. Kaip jūs laikotės po sunkios traumos? Normaliai, gyvas. Visai neblogai. Ar šiek tiek pilietį nepastebėjot, kad ledas labai slidus? Prašom laikyti saugaus greičio. Pilietį, prašom laikytis kelių eismo taisyklių. Nenukirskit svetimo dviračio. Ai, nors ten Ingridas, tai nesvarbu. Atrodo, kai jau 10 barą varo garaš. Ingridas, stumk! Visi žiūrė. Ar čia rimtai taip sunku? Nu tu valai, tai gal sušyla, davai. Bet čia rimtai taip sunku? Ne. Gimdyk, O, jo. Nu. Aš jau supratau. Ingrida dar keli ir pripūsi padangą. Eik, tu savo žiūrėk. Duok man pabandyti. Tik čia liko porą putimų, nebeliks tą man. Žmonės nesipūskit, nesimuškit. Čia pešas,